Geriausi Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojai savaitgalį varžysis Trakuose. Galvės ežere vyks Lietuvos taurės varžybos, kuriuose paaiškės galutinė Lietuvos rinktinės sudėtis, kuri vyks į pirmą kartą organizuojamas Europos žaidynės Azerbaidžano sostinėje Baku. Lietuvos taurės varžybose dalyvaus visi stipriausi Lietuvos baidarių kanojų irkluotojai. Ir tai, sakyčiau, antras pagal rangą turnyras šiais metais. Pirmas yra Lietuvos čempionatas, o Lietuvos taurė tai kaip viena iš atrankinių regatų. Šitos varžybos susirinks patys geriausi Lietuvos irkluotojai. Tad bus gana nelengva. Bandysim nugalėti, kaip bus, taip, jau žiūrėsim. Sportinės formos visą laiką neišlaikysi, tačiau darom tam tikrus ciklus. Ir pagrindiniai startai šio sezono yra Europos čempionatas buvo ir pagrindinis dar laukia pasaulio čempionatas. Tai pagrindai jiems ir ruošiamės, o visos kitos varžybos yra taip, kaip paruošiamusios. Lietuvos taurės varžybose startuos visi stipriausi šalies irkluotojai. Tarp jų prieš 2 savaitės Europos čempionato prizininkais tapę Ignas Tavakauskas ir Aurimas Lankas bei Edvinas Ramanauskas. Labiausiai intriguojanti dvikova laukia tarp olimpinio vicečempiono Jevgenijaus Šuklino ir suaugusių varžybose jau debiutavusio pasaulio jaunimo čempiono Henriko Žustuto. Pagrindinis šių metų startas baidarių ir kanojų irkluotojų laukia rugpjūčio mėnesį pasaulio čempionate, kur prasidės kova dėl kelialapių į Rio de Janeiro olimpinės žaidynės. Olimpiniai kelialapiai bus dalinami tik pasaulio čempionate ir tik pirmos 8 įgulos gaus kelialapį startuoti olimpinėse žaidynėse ateinančiais metais. Tai pagrindinis tikslas šių metų būtų iškovoti ir kelialapį. Kol kas paskutinius 2 metus pasaulio čempionate buvo 5, tai nežinau, svarbiausia nepasirodyti prasčiau ir manau viskas bus gerai. Maksimalus tikslas yra 6 kelialapiai, 6 žmonės, tai kad 4 įgulos patektų į olimpinės žaidynės. Keliame tikslo tiek patekti, bet nekeliame tikslo per pirmą kartą, nes, kaip minėjau, yra 2 etapai. Nekeliant sportininkams didelės įtampos, mes jiems, kaip pasakyti, sakome jiems, kad pasitikime jais, kad tikime, kad jie pateks. Ir, kaip sakiau, kad 6 žmonės jau mūsų tikrai yra toksai maksimalus tikslas. Pateks tiek, kiek pateks, bet viltis didelės yra. Į Europos žaidynės Baku vyks 7 Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojai, 6 vaikinai ir 1 mergina. Dar vienos irklavimo varžybos Salduvės regata vyks Šiauliuose. Viename iš Lietuvos irklavimo taurės etapų dalyvaus daugiau negu 100 irkluotojų. Salduvės regatoje planavo startuoti ir vienas tituluočiausių šalies irkluotojų Mindaugas Griškonis, tačiau jis pakeitė planus prieš Europos čempionatą. Artimiausios varžybos vyks už 3 savaičių, Europos čempionatas Poznanėje. Tikslai, aišku, maksimalūs, iškovoti medalį. Aš jau gal dalyvausiu 8 kartą Europos čempionate, iš jų esu laimėjęs 5 medalius. Tai šį kartą vėl stengsiuosi kovoti dėl medalių. Šiemet pagrindinis startas yra pasaulio čempionatas, nes pasaulio čempionate vyks atranka olimpinės žaidynės ir man pačiam vienvietei reikia užimti 1-9 vietą į pasaulio čempionate, kad pakliūčiau į olimpinės žaidynės. Tai tokia yra aukšta kartelė būtent vienviečių valčių klasėje. Planuojama, kad kelialapius į Rio de Janeiro olimpiadą iškovos 4 Lietuvos irkluotojų įgulos. Vilniuje vyks tarptautinės paplūdimio tinklinio varžybos Rytų Europos čempionato etapas. Pirma pagal reitingą etape yra Lietuvos tinklininkių pora Ieva Dumbauskaitė ir Monika Povilaitytė. Pirmą kartą Lietuvoje sirgaliai turės galimybę išvysti paplūdimio tinklinio tradicijomis garsėjančios Brazilijos atstovės. 2 naturalizuotos Brazilės atstovaus Azerbaidžanui. Rytų Europos čempionato etape kovojama ir dėl pasaulio reitingo taškų, kurie lems kelialapius į olimpinės žaidynes. Šeštadienį gali paaiškėti Lietuvos rankinio čempionai. Titulą ginantys Klaipėdos Dragūno rankininkai serijoje 4 pergalių pirmauja prieš Alytaus Almeidą Stronglasą 2-0 ir 3 rungtynes žais namuose Švyturio arenoje. Dėl bronzos kovojančios 2 sostinės komandos Šviesa ir Vilnius lemiamas 3 serijos rungtynes taip pat žais šeštadienį. Šeštadienį gali baigtis ir Lietuvos moterų čempionatas. Finalo serijoje 4 pergalių titulą ginančios Kauno Žalgirio rankininkės 2-0 pirmauja prieš Kauno rajono Garliavos komandą. Kovoje dėl bronzos Vilniaus Iskon 2-0 pirmauja prieš kitą sostinės komandą Eglę Šviesą. Lietuvos krepšinio lygoje prasidėjo pusfinalių kovos. Čempionai Kauno Žalgirio krepšininkai pirmame pusfinalio susitikime nugalėjo Utenos Juventusą. Vilniaus Lietuvos Ryto ir Klaipėdos Neptūno pusfinalio serija prasidėjo ketvirtadienį sostinėje. Antros pusfinalio rungtynės vyks šeštadienį Utenoje ir pirmadienį Klaipėdoje. LKL pusfinalyje kovojama iki 3 pergalių.
Ketvirtadienį prasidėjo Lietuvos futbolo lygos 13 turas lyderių Trakų ir Kauno Stumbro rungtynėmis. Penktadienį čempionai Vilniaus Žalgirio futbolininkai namuose priims Kauno Spyrį. Dvejos rungtynės vyks šeštadienį. Praėjusio sezono prizininkas Klaipėdos Atlantas svečiuose susitiks su outsideriais Šiauliais. Trečią vietą užimanti Marijampolės Sūduva priims A lygos naujoką Utenos Utenį. 13 turas baigsis sekmadienį vicečempionės Pakruojo Kruojos ir Klaipėdos Granito rungtynėmis. Visą savaitgalį Elektrėnuose vyks atviras Baltijos šalių vandensvydžio čempionatas. Jame dalyvaus 5 vyrų rinktinės – Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos ir Moldovos. Baltijos jūros šalių čempionatas pradėtas rengti prieš 16 metų. Pirmi 2 turnyrai vyko Suomijoje ir Švedijoje. Tačiau vėliau čempionatas nevyko net 13 metų ir atgaivintas tik 2013 metais Lietuvos vandensvydžio federacijos iniciatyva. Prieš 2 metus atnaujintą čempionatą laimėjo Lietuvos rinktinė, tačiau pernai lietuviai prarado čempionų titulą ir liko antri. Pernai čempionatą laimėjo Baltarusijos vandensvydininkai. Rokiškyje varžysis Šiauliai. Čia vyks Lietuvos šaudymo mažo kalibro ginklais taurės varžybos. Juose dalyvaus daugiau negu pusė 100 šaulių. Tai pirmo šaulių šio sezono varžybos prieš Lietuvos ir Europos čempionatus. Senojo žemyno pirmenybės prasidės Liepos mėnesį Slovėnijoje.